Tai ką, pradedam 8 dalį. Susidėjau jau lempas. Visas vienoj linijai. Pas Jėzus namuose taip yra. Dabar įsidėjau, kaip čia buvę. Atsirado konkurso nugalėtojas. Skardytė tokia. Turėtų gerai atrodyti. Gesintuvas. Pirmoji eilėje šitoj patalpoj vienas, kitoj patalpoj biškį didesnį. Sveiki šaikelė, tai ką, pradedam 8 dalį. Šiandien parodysiu, ką šitoj patalpoj nuveikiau gerą. Tai įsidėjau duris, pasikabinau lempas, susidėjau rozetės, porą pasidariau, darbastalį pasidariau. Šiaip nemažai darbų visai pavyko pasidaryti. Tai liko tik tais lubas, padaryti, skardą apsukti. Turbūt daug nieko nepasakosiu, einam ir pasižiūrim, kaip čia man sekėsi toliau darbai. Ką, čia užsidengiau ventiliaciją, pasidariau jungtuką ventiliatorių. Čia dar ledą įsidėjau. Bliamba, visai gerai iš tikrųjų. Žiūrėkit, kaip čia jums atrodo. Rozetė balta, tik biškį palamutinė čia vandenis. Gal ją reiktų padaryti leidžiamą. Arba pilkai nutepliuoti. Bet šiaip neblogai duoda, kaip čia atrodo per kamerą. Per kamerą vėl kažkaip įdomiai atrodo. Čia buvau Litagratį, nusipirkau vieną lempą tokią pabandyti. Čia tokia va. Ką žinau, ledinė, kaina nebloga, tai parsivežiau vieną pasižiūrėti, kaip dega, kaip atrodo čia, kaip ten vadinasi, palau. Balta, šilta, kažkas tokio. Tai va, reikia liek dar nusipirkti. Susidėjau jau lempas, tik tais, žodžiu, pirkau kiek reikėjo, čia va dar 2 reikia, bet 2 brokuotos buvo, tai reikės grąžinti. Tai būčiau susisūkęs, blemba, gaila, rytoj nedarbo diena, tai jaučiu, Litagrą nedirbs. Jo, visai neblogas lempas, gal net per daug šviesos, sakyčiau, bet pasidariau, kad čia gali tą eilę išjungti, tarkim. Čia paskiau, skaityk, šonas atsijungs. Čia va kasekai variau. Reikės kažkaip užtaisyti, nežinau. Čia buvau pamiršęs iš vis laidą ištraukti, išgręžti. Tai betraukdamas su visų jungikliu buvau palikti. Biškį išpriešiau. Bet užtepliosiu gražiai. Nesimatysiu. Tai vat. Bet jo. Švietimas irgi savo duoda. Tai va, einu dabar bardaką, greit susitvarkau. Apsitvarkiau. Visas vienoj linijai. Kaip priklauso. Pas Jėzus namuose taip yra. Visur kadentės styga. Dar pamiršau, reikėtų va čia įsisirbti, reikia čia įsidažyti. Nes reikia 2 kartus tai padažyti. Bet nežinau, pasižiūrėsiu, išdažysiu vieną kartą, čia vis tiek į vidų įsidės keltuvas, tai trinties nebus, gal užteks ir vieną kartą. Tai matysiu. Ir dar planas tada šiandien būtų apsisilikonuoti va čia tuos
Kampus visokios plytelių ir apačio galvoju pasiliko nuot. Visur prabėgti, bus čia paveikti, aišku, bet taip čiuk labai čia nesistengsiu. Ai, dar šiandien sakiau, orą pasidarysiu. Nusipirkau čia, parodysiu. Aišku, čia dabar tik tais laikinai, iš tikrųjų. Čia tokį dvišakį jungti orą padarysiu. O tenais, čia šiaip nieko gero, jie papigiai yra, tai. Bet dabar pradžiai paskiau matysiu, reikės žiūrėti gal su filtrais pasistatyti. Bet jau kur su filtrais, jeigu biškai geresnį nori, tai ir kainuoja. Bet matysiu. Dabar laikinai bus gerai tokie. Tai ką, šiandien turbūt darbai baigti, tai buvo įsidažėm tą. Gal užteks čia vieną kartą, visai čia neblogai atrodo. Tiek čia keltuvą susidengs viskas. Tai va, šiandien turbūt tiek. Keliamės į rytojų. Susidėjau lempas čia dvi. Nupirkau tas trumpesnės tokias. Vis tiek kanos, kur brakuotas reiks grąžinti. Gerai, taip visai neblogai. Tai orą dar pasidariau. Buvo taip pukšt. Toj pusėj va taip. Ir viskas gal. Kažkada gal matysiu, sakau, filtrus įsidėsiu. Čia bus matyti, ko nebedaug čia ir liko, reikia duris va įsidėti. Tai eisiu dabar duris įsidėsiu ir liks dar bastelis pasidaryti. Nu ką, duris įsidėjau, kaip čia buvę. Atsiploviau, kaip naujos. Ką, ledas. Čia ištarnėjasi viskas. Tai. Aišku, problema tik tais bus, dar reikės pasidaryti, kad iš tos pusės rankenėlė kažkokia. Tuktų sudaro, bet dar reikės kažkokie yra fiksatoriai, man atrodo. Čia rankenėlė įsidėti fiksatorių ir bus gerai. Taip irgi neblogai sugalvojau padaryti. Apvadus nevest iki pat žemės, kad negauti drėgmės. Užleidau ant durų su plytelėmis. Žiauriai gerai čia viskas. Šiandien bandysiu pasidaryti dar bastelį. Buvau moki vežį, nusipirkau medžio biškį, 5x5 bruselių. Tai su jais padarysiu pagrindą. Turiu ten tokių baldinių plokščių, pasidarysiu stalviršį, čia lentą prisisuksiu, žodžiu, pamatysit. Tai už tos 5 pirkau iš moki vežį, tai sumokėjau kem 5 eurus. Nu, aišku, dar plus pirkau kojytės, tokias, kad reguliuotus, vis tiek biškai būtų pakilę nuo žemės. Tai žodžiu, kem 5 euriukai kučinkt, po to dar nulėkiau, buvo 2 lempos brakuotos, kaip pirkau iš Litagros, tai gražinau tas 2, pasiėmiau 2 atgal ir dar 4 dasipirkau iš karto lūpom. Tai gerai, kad tai padariau, tai paskutinės paėmiau, tai bus visur vienodas šitoj patalpoj. Už lempas 207, 8, kažkas tokio, tai apvalinam 280 kučinkt. Palauk, dar sąskaitau vieną atėjo iš senukų, tai tenai susikaupė dar 930 kučinkt. Tai ten irgi, nu daug ką čia ėmiau visko to, nu, ką reikėjo, tą ir ėmiau. Judam toliau. Ką, susipjauju iš karto, ne viską dar, bet daug maž, nes šiandien laukia, tai nelabai oras toks, tai neina duris būt prasidaręs, tai gal reikia iš karto susipjauti ir... Tai va, reikia dabar susisukti pradžiai.
jau. Čia iš baldinės plokštės. Bet būt gerai, tik aš labai kažko nekalsiu, nedaužysiu. Tiesiog pasidėti, tai va. Vežimėlis telpa, dar ten susidės. Čia pasidarysiu 2 durys stumdomas, kad vežimėlis išvažiuotų ir kitas atsidaryti dar kažką. Tai va, taip. Bus, manau, gerai. Tai žodžiu, dabar tik stalių užsidėjau, tai prisimečiau. Reikia nusidažyti, jaučiu tuos pagaliokus. Nusidažyti, tada galimės apsisiūt. Galvot paskiau tas duris ir čia dar spintą tokią pasidarysiu. Su 2 durim tokia. Tokia čia taip čiukšt. Atsidarys duris, čia susidės balionai. Čia dar atsidarys kelias lentynas kažkam susidėti. Tai jau vat. Judam toliau. Nu, žodžiu, visą dieną tokie griaučiai. Čia aišku, staliušis dar nesusuktas, senelė irgi neprisukta. Čia lentyna irgi taip. Išsipjoviau, kol susidėjau, kol tas atsipjoviau, žodžiu, daug pjaustymosi. Tai durys irgi čia. Langus susidėjau, aišku, nieks nelaminuota. Žodžiu. Ką turiu, tą ir sudėsiu čia. Bet tai bus gerai. Tai jo, žodžiu, užsipildė biškį ir čia tas kampelis. Tai jo, žodžiu, visą dieną, jau 9 valandos vakaro. Nu, bet aišku, kai pagalvoji, kas kainavo, tai tie mediniai balkiukai, kem 5 eurai. Daugiau viskas. Va Vydui dėkui, davė daug plokščių, visokių, aišku, čia spalvos biškį skiriasi, bet man atrodo bus gerai, kai uždyka praktiškai. Čia jau pasidariau kelias lentynas, čia susidės balionai, 2 tilps, pukšt, vežimėlį visą, pasižiūrėti, kokį trūksta galvučių užsipildyti per naują, susitvarkyti, susižiūrėti, čia va bardakas viskas. Tai va, tokių va visokių darbų bus pilna. Tai ką, šiandien tiek, šaut reik namo, susitiksim rytoj už sekundės. Tai ką, šiandien vėl nauja diena, tai žodžiu atsirado konkurso nugalėtojas, tai reikia supakuoti ir išsiųsti. Žirklių neradau. Dar įdėsiu savo lipduką. Tai ką, žodžiu, varau išsiųsiu siuntą, nes jau vakar turėjau, bet vakar nebuvo, kada čia iki vėlumos variau. Ir mąstysiu čia, kaip tas durelės susikombinuoti. Tai vat. Žodžiu, lekiam, siūsim siuntą. Siuntą išsiunčiau, kavytės biškį. Nulikiau, nusipirkau čia tą užrašymą lentą, va čia galvoju pasikabinsiu. Čiuk, bus, galima darbus susirašyti. Eina savo, 3 euriukų, žodžiu, kačinkt. Tas stalas man kem 5 kainavo. Čia tokia nesąmonė, žodžiu. Kai kur kainos prasilenkė su realybė, bet nu, ką padarysi. Nežinau, su tom stumdaram durim, žodžiu, tie patys mechanizmai šiaip nėra pigus, tai nežinau. Žodžiu, čia šoninę lentą prisukau dabar. Nežinau, matysiu čia su tom. Gera mintis, bet čia daug reikalų ir nemažai pinigų kainuoja. Tai matysiu gal paskiau kažkada, gal dar į darbų pabaigą sugalvosiu. Dabar bus gerai ir taip, man atrodo.
Šitą šonę prisuko šis, taip gerai visai atrodo. Rozetė, lempa. Ir viskas, tada čia bus su šitu viskas, tada reiks važiuoti organizuotis, skardą parsivežti. Tai va, žodžiu, išsiploviau, tai dabar biškį paliksiu, kad išdžiūtų. Susirinksiu tą stalčius, paskiau po vieną imsiu čiukčiukt, reikia dar susirašyti, kokių galvučių nėra. Ta, na, žodžiu, ko trūksta, viską reikės susipirkti, užsipildyti pilnai, kad būtų ramu. Tai va, žodžiu, dabar eisiu, reikia čia bardakėlį susitvarkyti, reikia išsivežti šiukšlės, susitvarkyti bardaką, žodžiu, reiks važiuoti pasimti skardos. Tai ką, parsivežiau skardą, susitvarkiau čia bardelį, išsivežiau šiukšlės, ką nereikia, tai ką, galimės pradėti sukti. Tai va, žiauriai gera skardytė tokia, turėtų gerai atrodyti. Tai ką šakelė, žodžiu, šiandien darbai baigti. Dar atsinešiau kompą, pasižiūrėjau Žalgiriuką, tai šiandien laimėjom su Paryžium, maladėts, žiauriai antrą pusę gerai patraukė. Tai čia ką čia bežėdamas, va, surinkinėjau, žodžiu, visus įrankius, išsivalinėjau ir taip toliau. Dirbau tiek, pasikabinau lempą, užsidėjau rozetės, susikabinau pakrovėjus, čia suktukus, nes suktukus dažnai naudoju. Pasiemi įrankį, dar kažką žiauriai šiaip patogu iš tikrųjų pasiimti, va, bulgarkę. Čia lazerį tai šiaip dėl vaizdo pakabinau, va, paimiai, tikš nusikėliai, pasiemiai. Reikia atgal pasidėjai. Gal reikės, bet aišku, čia prie mašinos remonto mažai kada būna reikia, bet aišku, kartais būna. Tai va, ir ką, va, vaistinėlę pasikabinau, turėjau, broliukas parvežęs iš Švedijos. Pleistriukai visokie, čia tvarstis, jeigu kažkas labiau bėga, kad būtų, po to čia reikės servetėlių įsidėti, rankom nusiploviai kažką, aišku, gesintuvas, pirmoji eilėj, šitoj patalpoj vienas, kitoj patalpoj biški didesnis, susidėjau irgi savo daikčiukus visokius, čia dujų balionas va įsidėjo. Vienas dabar kol kas, dar reiks antrą įdėti. Ir žiauriai gerai. O užsidaro, nieko nesimato. Aišku, čia norėtųsi gal, kad užsidarytų. Tai iš vis taip vaizdelis būtų solidžiai. Bet tai nežinau, dabar kol kas bus taip. Po to, jeigu matysiu, bus didelis polikis, labai dulkės čia man tie įrankiai, tai tada reiks pasidaryti jaučiu. Dabar yra svarbesnių reikalų, tai padarysim didesnius darbus, o čia jeigu ką dasimušim, čia irgi, ką vietos liko, tai manau, eigoj matysiu, gal kažkokį paprastų įrankių, raktų pasikabinsiu, nežinau, kažką matysiu čia eigoj, čia nėra skubų, tai va, dukra prirašinėjus, čia va, visko jau buvo atėjus. Tai ką šakelė, šiandien turbūt tiek, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitoje dalyje.